Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu Mykolo Baranausko tekstą Rūpestis be pabaigos apie kairumą ir kenčiančias aukas. Viena iš temų, šiandien susilaukiančių nemažai dėmesio iš kairiųjų aktyvistų, suaktyvėjęs Izraelio ir Palestinos konfliktas, kuriame vakarų valstybių remiamas Izraelis turi daugeriopą karinės galios persvarą, o palestiniečių aukų skaičius šiuo metu nesustabdomai auga. Aktyvistai čia iškelia įvairių reikšmingų temų. Atkreipiamas dėmesys į faktą, kad mūsų šalyje pagrindinių žiniasklaidos kanalų pateikiamas konflikto vaizdas net nepriartėja prie adekvataus situacijos nušvietimo. Į veidmainišką Lietuvos užsienio politiką, kuri galų gale pripažįsta stipresniojo teisę tarptautinėje politikoje ir kitas. Vis dėlto kai kurie šio aktyvizmo aspektai iliustruoja tarp kairiųjų šiandien gają mąstymo tendenciją. Šalia minėtų temų kelimo, čia galima pastebėti tam tikrą humanitarinę perspektyvą ir orientaciją į kenčiančias aukas. Viena jos išraiška – gausiai reiškiamas gailestis ir susirūpinimas. Galima paminėti nesibaigiantį dalymąsi kančia, liudijančiais vaizdais ir palestiniečių poeziją, nužudytų vaikų vardų skaitimo akcijas nuo emocijų stingdančiais balsais ir kita. Šis susirūpinimas daugeliu atveju, ypač turint omenyje aukų skaičių, yra suprantamas kaip grinai žmogiška reakcija, kuri nebūtinai nenuoširdi ar bloga. Vis dėlto dėl jo galima iškelti įvairių klausimų, taip pat ir iš perspektyvos, kurią galima sieti su politinė kaire. Vienas iš šių klausimų – kodėl kairieji apskritai skiria ar turėtų skirti šiam kentėjimui tiek daug dėmesio. Be to, kodėl ši tema dažnai įgauna bene centrinę svarbą. Vis tik vargu ar susikloščiusi situacija sukuria vietos kokiai nors pozityvaus projekto galimybei ar strategijai, vienokiai ar kitokiai, socialistiniai ir socialdemokratiniai ar kitai, ateities vizijai, kuri, atrodytų, politiniai kairiai turėtų būti reikšminga. Vienas galimas atsakymas į minėtą klausimą yra toks, kad vienokia ar kitokia ateities perspektyva daliai kairės šiandien nevaidina pagrindinio vaidmens. Šią pakeičia susirūpinimas dėl kenčiančių aukų, tam tikras siauras moralistinis ir moralizuojantis humanitarinis rūpestis. O kiti, platesni politinės kairės siekiai, yra atidedami ir užmirštami. Akivaizdu, kad galima kalbėti apie tam tikrą orientaciją į aukas, kabutėse aukizmą, kuris nuolat iškyla tame, kas šiandien tiek kai kurių kairiųjų, tiek jų kritiškų iš kitų politinių stovyklų vadinama politinė kaire. Kitaip nei kartais teigia kai kurie, dažnai vienokia ar kitokia demagogija užsiimantys politinės kairės priešai, kurių retorikoje kairumas arba leftizmas kartais tampa daugiau ar mažiau sinonimiško aukizmui, galima prisiminti, kad ir seną social justice warrior klišę, visos šiandieninės kairės toli gražu negalima redukuoti į tokią orientaciją į aukas. Kairė be abejonės turi įvairių formų. Nepaisant to, tokia kritika turi nemažai tiesos. O tai, savo ruožtu, turėtų būti blogas ženklas politiniai kairiai. Kairieji, kartais, atrodo, labai savanoriškai iš tikrųjų tampa dešiniųjų sukurta jų karikatūra. Tiesa, šis platesnio tyrimo reikalaujantis procesas abipusis. Tai, kas vadinama kairumu, yra dažnai susiję būtent su tam tikru humanitariniu impulsu padėti kenčiančiams aukoms, kuris persmelkia ir orientuoja kairiųjų mąstymą ir veiklą. Orientacija į aukas šiandieninėje kairėje vaidina reikšmingą vaidmenį. Reikšminga tiek su šia politinė kryptimi siejamoje teorijoje, tiek kai kurių aktyvistų savęs supratime. Vis dėlto, toks kairumo supratimas, kaip matysime, toli gražu nėra savaime suprantamas ir būtinas. Aukų svarba skirtingose politinės kairės išraiškose įgauna įvairių, daugiau ar mažiau reikšmingų formų. Čia aptarsime tam tikrą žmogaus teisių gynimui artimą kairumo supratimą, kurį labai preliminariai galima pavadinti NVO socialinio teisingumo kairė, ir kurį, galbūt dėl istorinio skirtingų kairės formų nebuvimo, ypač nesunku pastebėti šioje šalyje, kur profesionalių kenčiančiųjų gynėjų, žmogaus teisių NVO ir panašių organizacijų atrodo atsiranda vis daugiau. Net ir laikydama save radikalesniu, toks kairumas čia dažnai nenutolsta nuo žmogaus teisių aktyvizmui artimo mąstymo, kuris kartais papildomas su absoliutinta tapatybinė filosofija. Kabutėse intersekcionaliu supratimu apie aukų statusų persendingimus, kabutėse opresijos laipsnius, koeficientus ir panašiai. Akivaizdu, kad žmogaus teisių gynimo negalima redukuoti į rūpestį dėl aukų ir jų kentėjimo. Vis dėlto galima ginčyti, kad tokiame aktyvistinėme kairume būtent šie neretai vaidina centrinį vaidmenį. Kairumas čia dažnai suvokiamas kaip prasidedantis ir užsibaigiantis ties auka, o aktyvizmas kaip rūpinimasis aukomis ir dėl aukų. Kairieji esą yra tie,
kuriems rūpi aukos. Kairė čia suprantama moralistiškai, kaip geri, rūpesčio pilni, kitų skausmų jautrų žmonės. Ši perspektyva savo ruožtu implikuoja ir jos perskyros nuo politinės dešinės supratimą. Pastaroji yra ne kas kita, kaip blogi žmonės, prieš kurios pirmieji kovojo. Kairieji – tikrieji jautrumo profesionalai. Rizikuojant tam tikro abstraktumo, galima pabandyti įvardinti kai kuriuos tokios į aukas ir kentėjimo orientuotos kairės mąstymo bruožus. Aukos čia suprantamos kaip žmonių grupės, tapusios vienokios ar kitokios priespaudos objektais. Tai yra, vienu ar kitu būdu netekusios dalies arba visos savo laisvės – agency. Šį laisvės netekimą aktyvistinėje retorikoje esmingai papildo arba netgi pakeičia aukų patiriama kančia. Toks kairumas pagalba kenčiančioms aukoms mato kaip pagrindinį savo tikslą. Su tokia orientacija susijęs impulsas nuolat ieškoti naujų aukų bei naujų kentėjimo būdų, o kai kurių grupių aukos statusas atrandamas vis iš naujo, be pabaigos. Tai nereiškia, kad aukos šioje mąstymo tendencijoje būtinai yra tariamos. Šis statusas dažnai turi aišku pagrindą, o kentėjimas labai tikras. Vis dėlto, nepaisant šiame aktyvizme dažnai deklaruojamo objektyvumo ir neideologiškumo, šio statuso suteikimas, aukų grupių, jų svarbos arba patiriamos kančios masto nustatymas būna mažiau ar daugiau paveiktas įvairių politinių veiksnių, ideologijų ir besikeičiančių madų. Politiniai dešiniai savo ruožtu savaip atkartojant šį mechanizmą ir iškeliant savo aukų. Dažnai pasirodanti mąstymo ypatybė tokiame aktyvizme – platesnių, sisteminių pokyčių horizonto, pasaulio transformacijos ir ateities vizijos, o kartu ir bet kurios platesnės teorinės perspektyvos neturėjimas arba neteikimas šiai didelės svarbos. Jos pakeičia apsiribojimas pagalba pripažintoms aukoms esamos tvarkos viduje ir su jie susiję praktiniai klausimai. Tuo pačiu čia nelieka subjekto, kuris kitose to, kas vadinta politinė kairė apraiškose, turėjo būti atsakingas už sąmoningus sisteminius pokyčius. Pavyzdžiui, darbo klasė, nusakyta kaip absoliutus istorijos objektas, galintis tapti jos pirmojų socialiniu subjektu ir realizuoti žmonijos sąmoningą savideterminaciją. Šį subjektą pakeičia auka, kuri viena ar kita prasme yra pasyvi, tai yra patirianti žalą ir gaunanti aktyvistų pagalbą ir rūpestį. Pagrindiniu agentu čia tampa patys aktyvistai. Šį mąstymą iliustruoja šią, siauresnė prasme, suprastos aktyvisto sąvokos skirtumas nuo senesnės organizatoriaus sąvokos, kurios atveju agentų tampa organizuojama grupė. Dėl šio mąstymo siaurumo jį kartais perima ir organizacijos, kurios paprastai su politinė kairė nesiejamos. Tokio persėjimo pavyzdys Lietuvoje – savotiškas Laisvės partijos politinis fenomenas, pritraukęs nemažai su žmogaus teisių NVO besisiejusių veikėjų ir, šalia kitų dalykų, kai kurios aktyvistinių siekių suderinanti su savo neoliberale startupų ir pozityvumo ideologija. Nepaisant kairiųjų priešiškumo pastarajai, akivaizdu, kad ši partija dalinasi su jais nemažą dalį savo idėjų. Tarp šių be abejonės tam tikrą vaidmenį vaidina laisvės išpildymas, žmogaus teisės ir progresyvumas labai abstrakčia prasme, kaip bendra liberalizmo ir politinės kairės ideologinė šaknis. Vis dėlto, šalia šio tradicinio riboto bendrumo, nesunku pastebėti ir čia aptariamą orientaciją į aukas ir rūpestį jomis, kurio vienas pavyzdys bus aptartas vėliau. Kairiųjų atveju bent dalinai išstumint platesnę ideologinę perspektyvą su šios specifiškumais. Dėl šio persidengimo iš kairiųjų Laisvės partijai tenkanti kritika neretai apeliuoja tik į jos pažadų netesėjimą, į kai kurių aukų užmiršimą, į, kabutėse, intersekcionalumo ar jautrumo trūkumą. Tiek čia aptariama kairė, tiek Laisvės partija šiuo atžvilgiu vienyje rūpesčio visuomenės marginalizuotomis, priespaudą patiriančiomis ir kenčiančiomis aukomis perspektyvą. Apie kairės įvairovę. Žmogaus teisų ir pagalbos kenčiančioms aukoms aktyvizmas labai skiriasi nuo didelės dalies 20-ojo amžiaus kairės formų. Tiek socialdemokratinės, tiek komunistinės, tiek vakarų, tiek rytų, tiek kabutėse senosios, tiek dalinai kabutėse naujosios. Skirtumas be kita ko, pastarųjų užmačiose keisti pasaulį, įgyvendinti plačius sisteminius pokyčius, kabutėse paimti istoriją į savo rankas, radikalios transformacijos siekyje arba bent jau orientacijoje į šią kaip į reguliacinę idėją. Tokį požiūrį daugiau ar mažiau dalijosi visi vienaip ar kitaip su marksizmu susiję projektai. Iš dalies dėl jų nesėkmės 20-ajame amžiuje ir šio sukelto nusivylimo, iš dalies dėl socialinių ir politinių procesų, kurie bus aptarti vėliau, žmogaus teisų NVO aktyvizme
ir jo įtakotoje kairėje platesnių pokyčių klausimai nebekeliami arba te turi gana miglotą formą, neišplėtotas ir ambivalentiškas idėjas apie kažkada, palaipsniui, pasikeisinti visuomenės požiūrį, apie moralinį progresą, kuris, kaip matysime, taip ir neateina. Autorė Kristin Ross žmogaus teisių aktyvizmo specifiškumą ir skirtumą nuo ankstesnių kairumo formų užfiksuoja nagrinėdama kai kurių reikšmingų 1968 gegužės įvykių Prancūzijoje dalyvių ideologiniais virsmais pažymėtas biografijas. Viena iš tuometinių radikalų ideologinių transformacijų buvo šio pobūdžio, kabutėse trečiojo pasaulio, išsivadavimo judėjimų supratimo per revoliucinio subjekto idėjos prizmę pakeitimas žmogaus teisių diskursu. Jaros iliustruoja aktyvaus 68-ųjų veikėjo, vėliau tapusių vieno iš žmogaus teisių NVO Medikai be sienų įkūrėjo Bernard Kouchner gyvenimo trajektoriją. Šioje, pasak Ross, pasirodo kaip, citata, 7-ojo dešimtmečio kolonijinio arba trečiojo pasaulio kitas iš aktyvaus, militant ir kalbančio, articulate, kovotojo ir mąstytojo virsta į kabutėse auką. Ginama žmogaus teisių, čia suprastų griežtai kaip aukos teisės tų, kurie neturi pajėgumų reikalauti savo teisių arba sukurti savo pačių problemams politinį sprendimą. Panašią tendenciją aptarė ir filosofas Alanas Badiou. Pasak jo, su realiai egzistuojančio socializmo nuosmukiu ir žlugimu lydėtų ir platesnio marksizmo ir su juo susijusių emancipacijos projektų įtakos sumenkėjimo susijęs žmogaus teisių ideologijos išlikimas. Šioji su savimi nešė ir tam tikrą plačiai įsigalinčią ir valdančių galių įrankių lengvai tampančią etiką, kurios principai gailestis aukoms ir identifikacija su kenčiančia gyvybe. Žmogaus teisės šioje ideologijoje suprantamos kaip teisės būti apsaugotam nuo blogio. Citata. Teisės prieš netinkamą elgesį ir žalą kieno nors gyvybės atžvilgių, nužudimų ir egzekucijų siaubai, kūno atžvilgių, kankinimo, žiaurumo ir bado siaubai ir kultūrinės tapatybės atžvilgių. Moterų mažumų pažeminimo siaubai. Tokia etika turi tam tikrą prasme negatyvų pobūdį. Pozityvų emancipacijos projektą čia pakeičia ribota orientacija prieš blogį. Tai yra, prieš žmogaus teisių pažeidimą ir kančios kėlimą, o tokia orientacija, pasak Badiou, paradoksaliai sumenkina žmogaus statusą iki kenčiančio gyvūno, kur gėris suvokiamas tik kaip tokio blogio nebuvimas. Neabejotina, kad minėtieji 20-ojo amžiaus kairės projektai ir judėjimai vienai per kitaip kalbėjo apie kentėjimą, o kova prieš priespaudą, kuri savaime implikuoja priespaudos aukų egzistavimą, neatsiejama nuo politinės kairės idėjos, jei šiai galima suteikti kokią nors bendrą reikšmę. Vis dėlto, santykis su priespaudos aukomis ir šių vaidmo politinės kairės istorijoje dažnai buvo kitoks nei NVO ir žmogaus teisių aktyvizme. Darbo klasė marksizme, kurio nemoralistinis pobūdis jau nemažai aptartas, buvo reikšminga pirmiausia ne dėl savo buvimo auka, kuriai būnant gerais žmonėmis būtina padėti, bet dėl savo pozicijos kapitalistiniuose gamybiniuose santykiuose, padarančios ją šių įveikimo agentų. Socializmas nebuvo vien tik rūpestis kenčiančiomis aukomis. Viena 20-ojo amžiaus politinės kairės istorijos trajektorijų buvo Ross minimo revoliucinio subjekto statuso perkelinėjimas skirtingoms visuomenės grupėms, lydėtas gausybės teorinių diskusijų ir politinių skilimų. Iš darbo klasės, valstiečiams, trečiojo pasaulio nacionalinio išsivadavimo judėjimams ir taip toliau. Vis dėlto savo centre šie projektai išlaikė pozityvų emancipacijos projektą ir subjektą, kurio užduotis buvo perimti istoriją į savo rankas. Šia prasme, vienu ar kitu būdu, kairė buvo modernybės idėjos, kurios kelbėjai kalbėjo apie autonomiją, laisvę tiek nuo gamtos jėgų, tiek nuo socialinių aplinkybių, tąsa. Siekusi išpildyti šios pažadus ir įveikti šios prieštaravimus. Aukos, dėl kurių susirūpinę tokie aktyvistai, dažnai vienai per kitaip visuomenės atstumtos, stigmatizuojamos, nepripažįstamos ir dėl to kenčiančios žmonių grupės, ekologinio aktyvizmo atveju panašų vaidmenį atlieka gyvūnai arba pati gamta, mažumos. Visuomenė, savo ruožtu, neretai matoma kaip persmelkta prietarų ir neapykantos jų atžvilgių, atsiliekanti nuo moralinio progreso, arba neturinti reikiamų žinių ir suvokimo apie svarbiausius dalykus, pavyzdžiui, klimato krizę. Šio tipo aktyvizmas neturi organiško ryšio su visuomenės dauguma, su masėmis arba su darbo klase, o jo projektai, kurių tikslai patys savaime nebūtinai blogi, nebūna kilę iš šios išreikštų norų ar reikalavimų. Darbo klasė, arba didžioji jos dalis, savo ruožtu vargiai mato aktyvistus kaip savo atstovus.
Visuomenės daugumos reakcija į juos veikiau varijuoja tarp ignoravimo ir priešiškumo. Neatsitiktinai vienas iš aktyvizmo veikimo aspektų neretai būna problemos skubumu besiremiantis siekis apeiti visuomenės nuomonės. Be to, šio aktyvizmo santykis su visuomenės mažumomis, kurioms siekia atstovauti ir apginti, dažnai ribotas ir vienpusis. Atstovavimas neretai būna pačių aktyvistų pasiskyrimas vienokios ar kitokios, kabutėse, bendruomenės atstovais. Į šią sumetamiems žmonėms jų jokių būdų neišrinkus. Toks atitrūkimas nuo platesnės visuomenės ir orientavimasis į mažumas kaip į kenčiančias aukas – dar viena ypatybė skirianti šio pobūdžio kairę nuo kai kurių ankstesnių jos formų. Marksistinė politika bent jau teoriškai visada buvo orientuota į darbo klasę būtent kaip visuomenės daugumą, kurią siekia organizuoti ir jai atstovauti. Daug reikšmingesnių XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus istorinių anarchistinės, socialistinės, komunistinės ir socialdemokratinės kairės išraiškų turėjo masinį pobūdį. Didelės dalies darbo klasės buvo suvokiamos kaip jai atstovaujančios ir sudarė reikšmingą jos savivokos ir pasaulio dalį. Vienas tokio santykio pavyzdys – kelis milijonus narių turėjusi Italijos komunistų partija, kuri, kaip teigia Lučio Magri, dirbantiesiems buvo kaip atskira šalis šalies viduje. Vargu ar čia, kokiu nors kitu atveju, galima kalbėti apie politinės kairės aukso amžių. Minėtoji organizacija turėjo daug jau tuo metu kritikuotų trūkumų, tarp kurių demokratijos stygis, biurokratiškumas, su kai kuriomis visuomenės grupėmis susijusių problemų ir reikšmingų naujų socialinių judėjimų ir pokyčių ignoravimas. Vis dėlto su darbo klase ir masėmis ją, kaip ir daug kitų socialistinių organizacijų, siejo teorinė orientacija ir organiškas ryšys, kuris šiandieninėje kairėje dėl įvairių priežasčių nutrūkęs. Aktyvizmas istorijos pabaigoje. Viena iš NVO socialinio teisingumo aktyvizmo ypatybių – savo veiklos ir funkcijos matymas kaip neideologiškos. Rūpestis aukomis nusakomas kaip kova prieš šiandien praeičiai priklausančią neapykantą, kaip progresas, kuris laikomas savaime suprantamu ir nekvestionuotinu. NVO ir kai kurios progresyvios bei kairiosios organizacijos bei judėjimai savo veiklą suvokia kaip tam tikrą prasme grinai techninę. Tai yra, kaip anapus ideologinių klausimų, politinių prieštaravimų ir demokratinės valios esantį problemų sprendimą, reikalaujantį pirmiausiai ne politikų, bet aktyvistų ir ekspertų. Citata, tai ne ideologija, tai žmonės. Raudonojo kryžiaus chartija bene geriausias tokio deklaratyvaus nepolitiškumo pavyzdys. Tačiau savo veiklą neretai panašiai supranta ir organizacijos, kurios kitaip nei minėtojo NVO eksplicitiškai nevengia vienokių ar kitokių politinių vėliavų. Toks šio aktyvizmo savęs supratimas kai kuriais atžvilgiais artimas technokratiniai politikos sampratai, pagal kurią tam tikros valstybinės politikos funkcijos ne politikų atstovaujančių visuomenės grupėms ar ideologijoms, bet ekspertų neturinčių nieko bendro su ideologijomis reikalas, kuris neturėtų priklausyti nuo rinkimų ir visuomenės balso. Toks politikos supratimas vakarų valstybių politinių institucijų istorijoje be kita ko sietina su laikotarpiu po šaltojo karo, laimėjus liberaliai demokratijai ir diskreditavusis kitoms didžiosioms ideologijoms. Tokios politikos iškilimas – viena iš kontroversiškosios, dažnai sukarikatūrinamos istorijos pabaigos idėjos dalių. Tuo metu idėjos apie kitokius būdus organizuoti visuomenę ir ekonomiką dingo iš politikos lauko arba buvo marginalizuotos ir imtos laikyti nerealistiškomis. Politika drastiškai susiaurėjo, pavaldumas rinkai tapo savaime suprantamybė, o vienintelis likęs politinis prieštaravimas buvo tarp būdų administruoti valstybę šio pavaldumo ribose. Rinka ir ekonomika buvo nusakoma kaip natūralus procesas, antroji gamta, nekontroliuojama neišvengiamybė, prie kurios galima tik prisitaikyti. Dėl to politika buvo suprantama kaip atsakymai į techninį klausimą, kokie administravimo būdai veiksmingiausi. Buvo pabrėžiamas ekonominių procesų kompleksiškumas, dėl kurio šie reikalavo ekspertų sprendimo ir turėjo būti atriboti nuo demokratinės valios, visuomenės nuomonių, turėjo būti nepolitiški. Viena iš šį laikotarpį charakterizuojančių ypatybių vakaruose, pasak kai kurių autorių, buvo valdančiųjų atsitraukimas iš politikos, politinės valios vykdymo, atsakomybės atsisakymas, užmentant ją rinkos procesams arba tokioms technokratiškoms institucijoms kaip ES arba Centrinis bankas. Šį procesą vakaruose lydėjo visuomenės depolitizacijos procesas. Politologas Peteris Meiras populiarioje savo knygoje Ruling the Void, tuštumos valdymas,
aprašo 20-ojo amžiaus antroje pusėje pastebima tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų politinių partijų, profesinių sąjungų, įvairių religinių ir pilietinės visuomenės institucijų ištuštėjimą ir tiek rinkimuose, tiek kitais būdais politiniuose procesuose dalyvaujančių žmonių skaičiaus reikšmingą mažėjimą. Šis laikotarpis dėl įvairių priežasčių pažymėtas masių pasitraukimu į privatybę. Viena iš šio proceso išraiškų buvo 20-ojo amžiaus masinės partijos, kuri buvo reikšminga jungtis tarp visuomenės ir politikos, mirtis. Be kita ko, palietusi ir vakariuose stipriomis buvusias socialistinės organizacijas. Anksčiau visuomenėje įsišaknyjusios politinės institucijos tapo tuščiomis išnaromis. Su šiuo procesu susijusi ir darbo klasės politikos mirtis bei klasinės savimonės išnykimas. 20-ajame amžiuje politinės partijos didelė dalimi buvo suprantamos kaip vienos ar kitos visuomenės klasės atstovės. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje darbo partija buvo įkurta profsąjungų ir ilgą laiką pačios darbo klasės buvo suvokiama kaip atstovaujanti jos interesams. Šimtmečiui judant link pabaigos, dėl įvairių ekonominių ir kultūrinių priežasčių dirbančiųjų politinės partijos neteko didelės savo tradicinės socialinės bazės dalies. Profsąjungų narių skaičiai drastiškai krito, o jų galia buvo sąmoningai apribota neoliberalios politikos. Ši politika, kartu su nestabdoma deindustrializacija ir kitais faktoriais, nulėmė augantį didelės visuomenės dalies priešiškumą pasitraukusiam politiniam elitui, vėliau sustiprinta 2008 finansų krizės, kurios išdavos vėliau buvo ir vadinamųjų kairiojo bei dešiniojo populizmų, be kita ko suprastinų kaip politika orientuota prieš šį politinį elitą, iškilimai. Laikotarpis po šaltojo karo buvo ir visos politinės kairės krizė. Didžiosios kairiosios partijos vakaruose nukraujavo netekusios daug savo narių ir greitai transformavosi į visai kitokio pobūdžio organizacijas, didelė dalimi perėmusias neoliberalizmo principus. Šalia jų, dominuojančiomis kairės formomis tapo neoanarchizmas ir įvairių tipų, dažnai su progresyviosiomis NVO susijęs socialinio teisingumo aktyvizmas. Šioms skirtingoms, bet kai kuriais atžvilgiais ir tiek asmenėmis, tiek idėjomis persidengiančioms kairės kryptims, bendras buvo minėta laiko dvasia atspindintis didelių, ambicingų, ilgalaikių projektų ir politinės galios siekio atsisakymas. Vietojo, su išimtimis, buvo kalbama apie pasaulio pakeitimą neperimant galios, paraštinę revoliuciją, politikos perkelimą į kasdienybę. Didelė aktyvistinės veiklos dalimi tapo įvairios smulkaus masto bendruomenės iniciatyvos, labdara, humanitarinės akcijos, mažoji politika vietoj galutinai susikompromitavusios didžiosios. NVO socialinio teisingumo aktyvizmas ir su juo susijęs mąstymas iš dalies suprastini būtent anksčiau aprašytos sociopolitinės situacijos kontekste. Vietoj platesnio masto pokyčių siekio ir ambicijos, jame priimamas kapitalistinis realizmas, aktyvizmo tikslu tampa smulkus kapitalizmo daromos žalos užlopimas, laikinas simptomų sprendimas, o vietoj gilesnės kapitalizmo analizės ir kritikos iškyla arba šią pakeičia moralistinės aukų ir kentėjimo kategorijos. NVO socialinio teisingumo kairė paprastai neturi masinės bazės tarp anapus didžiųjų miestų gyvenančios, dažnai mažiau išsilavinusios visuomenės dalies, o jo santykis su pastarąja neretai būna patronizuojantis arba priešiškas. Čia galima paminėti su degrowth ideologija atsirandančią savotišką ekologinio diržoveržio politiką, siekius uždrausti taršius automobilius ir įvairius kabutėse problematiškus produktus ir taip toliau. Kairieji aktyvistai paprastai susitelkia didžiosiuose miestuose, kultūriškai nuo didžiosios dalies darbo klasės ir regionų gyventojų neretai gana nutolę. Šio atitrūkimo nuo didžiosios visuomenės dalies išraiškos įvairių vienaip ar kitaip iš jos kylančių politinių judėjimų ir procesų nesupratimas, motyvų misinterpretacija arba bent jau aklumas šių sudėtingumui ir niuansams, matant šiuos tik per socialinio teisingumo klišių rėmus, išsiderinęs visuomenės nuomonių ir nuotaikų barometras. Ekonomistas Thomas Piketty politiniai kairiai, netekusiai savo bazės tarp darbo klasės ir mažiau išsilavinusios visuomenės dalies ir įgavusios ją arba konkuruojančios dėl jo su kitomis politinėmis tendencijomis, tarp išsilavinusių, dažnai vidurinės arba vadovų profesionalų klasės didžiųjų miestų gyventojų, apibūdinti naudoja terminą brahmanų kairė. Brahmanai – kasta hinduizmo socialinėje tvarkoje, atliekanti religinės, intelektualinės ir visuomeninės funkcijas, formuojanti visuomenės idėjas ir priimtinas moralinės normas. Piketty aprašo politinę situaciją vakaruose, tačiau šioji šiandien kai kuriais atžvilgiais ko gero panaši posovietinėse šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.
Be kitų skirtumų, čia nebuvo tokios politinės kairės, kokia buvo vakaruose, o minėta visuomenės depolitizacija istoriškai susijusi su kitokiomis politinėmis sistemomis. Vis dėlto didelės visuomenės dalies atitraukimas nuo politikos, politinė apatija ir pasitraukimas į kasdienybę, sprendžiant iš nebalsuojančios visuomenės dalies santykinio dydžio ir kitų simptomų, čia dar didesni, o kairieji ir progresyvūs aktyvistai čia dažnai panašiai labiau artimi išsilavinusiems miestų gyventojams. Tiek čia, tiek vakaruose politiniam elitui priešiška, politika apskritai nusivylusi visuomenės dalis, savo ruoštų aktyvistus dažnai laiko vienu ar kitu būdu artimesniais šiam elitui. Šiame kontekste progresyvūs aktyvistai dažnai pavirsta įvairių sąmokslų teorijų veikėjais, o demagogams, prisistatantiems liaudies balsu kovoje prieš šią užmiršusį elitą, progresyvų socialiniai judėjimai tampa atpirkimo ožiu. Vis dėlto, šių demagogų darbą kartais palengvina patys aktyvistai. Žodžiai ir draudimai. Viena iš tokio aktyvizmo ypatybių – tam tikras psichologizmas arba emocionalizmas, kuris savo ruožtų susijęs su platesniais, kabutėse terapijos kultūros ir emocijų svarbos iškilimo politikoje fenomenais. Išnaudojimo ir laisvės atėmimo kategorijos aktyvistinėme diskurse, kaip minėta, papildo arba pakeičia aukų kentėjimas arba skausmas, o šie būna ne tik fiziniai, bet ir emociniai arba psichologiniai. Toks jų supratimas, be kita ko, veikia minėtame aktyvizmo orientacijos prieš visuomenės daugumą kontekste. Viena iš opresijos formų čia tampa visuomenės keliama psichologinė žala mažumos grupėms, trauma, emocinis skausmas. Plačiosios visuomenės kultūrinės normos arba paplitusios idėjos tam tikrų tapatybių žmonių grupės, tam tikrą elgesį arba savybės stigmatizuoja, smerkia, nepripažįsta jų egzistavimo. Tokių požiūrių aukos, savo ruožtų, dėl to patiria emocinę kančią ir psichologinį gniuždymą. Nors neabejotina, kad kai kurios grupės visuomenėje vienaip ar kitaip stigmatizuojamos, galimai abejotini kai kurie šiame aktyvizme pasirenkami tokių problemų sprendimo būdai. Vienas iš jų – tam tikros formos kova prieš žodžius, kalbą, diskursą. Pastarieji šiame aktyvizme gali būti ne tik tam tikrų blogų idėjų sklidimo terpė, bet ir emocinės žalos skausmo nešėjais. Gali sužeisti. Žodžiai tampa tiesioginiu smurtu – literal violence. Aktyvizmas savo ruožtu, savo kaip užduotis prisiskiria tiek siekia apsaugoti žmonės nuo šio smurto ir jo keliamo skausmo, tiek sustabdyti kenksmingų idėjų plitimą ir, kabutėse, normalizaciją. Abiems tikslams atsiranda paprastai daugiau ar mažiau priešiškumo visuomenėje sukeliantis siekis pašalinti žodžius ar mintis iš viešos ar pusiau viešos erdvės – socialinių medijų ir tam tikras cenzūravimo ir kalbos kontrolės impulsas. Kaip pavyzdžius galima paminėti tokias keistas aktyvizmo formas, kaip įskundinėjantis apeliavimas į administraciją socialiniuose tinkluose su reikalavimu užblokuoti vieną ar kitą paskyrą dėl problematiško turinio su pasipiktinimu šaukiant, kodėl šis žmogus dar čia, pareportinimą, platformos atėmimo, deplatforming akcijas ir taip toliau. Prie šios tendencijos galima priskirti ir tarp kai kurių aktyvistų populiarią kovą prieš neapykantos kalbą, prieš kelis metus turėjusią atgarsių ir Lietuvoje. Remiantis neapykantos kalbos idėja, kai kurių su Laisvės partija susijusių aktyvistų ir žmogaus teisių NVO bandyta įgyvendinti žodžio laisvės reformą. Šia buvo siekiama papildyti Konstitucijoje ir baudžiamajame kodekse įrašytus draudimus įžeidinėti, skatinti susidorojimą ir kurstyti neapykantą skirtingų visuomenės grupių atžvilgių, šiuos išplečiant ir palengvinant teisinės atsakomybės taikymą už tokią kalbą. Viena iš, tarp kitų ir kairiųjų, nuolat kartotų, diskusiją nukertančių frazių atsakant projekto kritikams, tuo metu buvo teiginys, kad žodžio laisvė turi ribas. Be abejonės, tam tikros ribos turėtų egzistuoti. Vargu ar daug žmonių nuoširdžiai ir sėkmingai ginčytųsi, kad neturėtų būti jokios teisinės atsakomybės, pavyzdžiui, už tiesioginius kvietimus pogromui. Vis dėlto, vieta, kur šios ribos turėtų būti dedamos, nėra akivaizdi. Nenaujiena, kad iš kairiosios perspektyvos galima ginčyti, kad šios žodžio laisvės ribos turėtų būti maksimaliai plačios ir kad pati neapykantos kalbos idėja turėtų būti atmesta. Mažų mažiausiai, toli gražu nebuvo toks savaime suprantamas progresas, kokiu kartais buvo pristatomas. Ir tuo metu siūlytas draudimų išplėtimo projektas ne tik dėl galimų teisinių problemų susijusių su naudotų neapykantos kalbos, tyčiojimuose ir panašių terminų apibrėžimo klausimais, bet juo labiau ir dėl abejotino kovos su neapykanta pasitelkiant nuobaudas veiksmingumo.
Nepaisant to, šį išplėtimą, nuobaudų ir bausmių už kalbą skyrimo palengvinimą, žodžio laisvės ribas, kaip savaime suprantamybės, beveik impulsyviai, kartu su Laisvės partija, palaikė ir nemažai kairiųjų aktyvistų. Toks mąstymas, be kita ko, implikuoja žmogaus sampratą, kuriai esmingas tam tikras psichologinis trapumas. Viena vertus, žmogus čia pagaulus kaip virusas plintančioms kenksmingoms idėjams. Pavyzdžiui, teigiama, kad ekstremistinės ideologijos arba neapykanta plinta žiniasklaidoje ir socialinėse medijose, todėl jų plitimą reikia sustabdyti, apsaugant žmonės nuo užsikrėtimo. Tarsi postuluojant savaime suprantamą ryšį tarp anonimiškų arba viešų komentarų internete ar kitose medijose ir smurto realybėje. Kuo daugiau žmonių peržiūri neapykantą skleidžiantį turinį, tuo plačiau jį paplinta. Todėl būtina neleisti žmonėms susidurti su tokiu turiniu, o tai reiškia užkirsti kelią jo plitimui. Kita vertus, akcentuojamas emocinis žmonių pažeidžiamumas, lydimas savotiško infantilizavimo. Vien žodžiai socialinėse medijose esą gali psichologiškai kai kurios žmonės ugniuždyti, o todėl būtina juos nuo tokių žodžių apsaugoti, be kita ko pasitelkiant represinės valstybės institucijas. Šis mąstymas neša su savimi politinę nuostatą, pagal kurią tiek mažumos, tiek daugumos turi būti apsaugotos nuo kenksmingų idėjų, žydinčių žodžių, blogų jausmų. Idėjų sklidimas negali būti paliktas savieigai. Nesunku įžvelgti, kaip ši visada, kaip savaime suprantamybė pateikiama perspektyva, gali prieštarauti politinės kairės vienai par kitai propaguotoms savideterminacijos, autonomijos ir demokratijos idėjams. Aktyvistinėme šio pobūdžio mąstyme neiškyla klausimas, ar valstybinės institucijos ar pilietinės visuomenės organizacijos išvis turėtų užsiimti kai kurių idėjų plitimo stabdymu ir žmonių saugojimą nuo užsikrėtimo jomis. Nepasirodo ir klausimas, kuris atrodytų turėtų iškilti teigiamai atsakius į ankstesnį. Ar tokios priemonės nors kiek produktyvios? Ar tikrai taip įmanoma sustabdyti neapykantos plitimą? Galbūt priešingai. Kaip kad visi draudimai sukelia jų peržengimo troškimą, šis dėsnis atrodo kairiųjų pripažįstamas kai kuriuose kitose kontekstuose, taip žodžių, įstatymų įtvirtiname arba ne, draudimai sukelia ar sustiprina norą šios žodžius vartoti. Be to, šiek tiek konkrečiau, ar negali atsitikti taip, kad pavyzdžiui, užuot skatinus skirtingas grupės apimantį klasinį solidarumą ir darbo klasės iniciatyvą, kairiesiems ėmus stabdyti blogų idėjų plitimą ir stumti nuobaudų už neapykantos kalbą įvedimą, darbuotojai, kuriems kairieji turėtų atstovauti, užsinorės labai greitai ir kuo toliau nuo jų sprukti. Nesibaigiantis kentėjimas, nesibaigiantis rūpestis. Plačių struktūrinių pokyčių perspektyvos, pozityvaus projekto, ilgalaikės strategijos neturėjimas reiškia, kad šis aktyvizmas užsiima visuomenės žaizdų užlopimu, simptomų malšinimu, kuris, ipso facto, negali turėti pabaigos. Aukų, kuriams reikia pagalbos, srautas niekada nesibaigs, tad ir aktyvizmo poreikis nedings. Šis tolimesnės perspektyvos atsisakymas iš dalies galimai atsiranda iš beviltiškumo dėl platesnių pokyčių negalimybės, iš nusivylimo, lydinčio nuoširdų impulsą padėti kenčiantiesiems. Vis dėlto, ypač kai kurių NVO atveju, galbūt galima kalbėti ir apie tam tikrą materialinį jo pagrindą. Aktyvizmas niekada nesibaigia ir reprodukuoja save dėl savo sąsajos su įvairių tipų finansavimu, darbo vietų perspektyvomis ateityje, socialiniu kapitalu, įrašais į gyvenimo aprašymus ir taip toliau. Be kita ko, šis aktyvizmas be pabaigos dažnai yra prekariškumo, aukštesnį išsilavinimą atitinkančių darbo vietų trūkumo, noro išvengti proletarizacijos ir išsiskaptuoti savo bent kokią nišą neoliberalioje ekonomikoje išraišką. Šie veiksniai tam tikrą vaidmenį, ko gero, vaidina ne tik pasirenkant socialinio neteisingumo problemų sprendimo būdus, bet ir identifikuojant pačias problemas. Vienas tokio materialinio idėjos sąlygotumo pavyzdys – čia aptariamo aktyvizmo atsisakymas pripažinti visuomenėje įvykusius socialinius pokyčius. Nepaisant įvairių socialinių judėjimų pasiekimų ir kultūrinių transformacijų 20-ajame amžiuje, šio aktyvizmo akyse visuomenė vis dar skendi patriarchalizmo ir tradicionalistinės seksualinės moralės jūroje. Ne ką mažiau nei prieš 50 ar 100 metų. Nepaisant didelio psichologijos ir psichologinių temų populiarumo bei savidiagnozavimo paplitimo, galima išgirsti, kad kalbėjimas apie psichikos sveikatos problemas mūsų visuomenėje vis dar tabu. Ir taip toliau. Kultūriškai progresyvios idėjos visada užspeistos į kampą, o progresas, kurį šis aktyvizmas neša, vis nevyksta.
Ekstremalesniais atvejais problemoms atvirai diagnozuojamas neišsprendžiamumas. Pavyzdžiui, baltųjų opresyvumą bei jo aukas nusakant kaip prigimtinės amžinas kategorijas. Ar negali iš dalies tai būti dėl to, kad jei kai kurios problemos būtų laikomos bent dalinai išsprendžiamomis arba mažesnį mastą nei skelbia aktyvistai turinčiomis, nebeliktų poreikio ir kai kuriam aktyvizmui, o kartu su juo susijusių, kad ir labai ribotų, ekonominių galimybių. Vietoj receptų ir rekomendacijų. Tai, žinoma, nereiškia, kad už šio aktyvizmo slypi vien tik ciniškas vienokios ar kitokios formos suinteresuotumas. Daug į tokią veiklą įsitraukiančių žmonių nuoširdžiai nori prisidėti prie visuomenės gerinimo, o netgi šio noro sutapimas su ekonominių galimybių arba kai kuriais atvejais išgyvenimo galimybės kūrimu savo nebūtinai suponuoja jo nenuoširdumą. Reikšmingas ir šio aktyvizmo neretai suteikiamas prasmės jausmas, kurio įprastai sunkoka rasti savo gyvenimo laiką skiriant generuoti pridėtiniai vertei atitenkančiai kažkam kitam. Be to, čia aptartos su šiuo aktyvizmu susijusios problemos nereiškia, kad buvimas aukos pusėje yra kažkuo savaime blogas, ar kad platesnė politinė kairė turėtų užmiršti marginalizuotas bei vienokią ir kitokią žalą iš visuomenės patiriančias grupės. Dalis šio aktyvizmo geriausiose savo apraiškose atlieka šiandieninėje politinėje situacijoje vertingą funkciją. Vertinga tiek kenčiantiesiems, tiek aktyvizmu užsiimantiesiems. Vis dėlto net geriausiais atvejais toks mąstymas, be kita ko, daugiau ar mažiau užsivėrusių politinės kairės horizontų išraiška. Toks horizontų užsivėrimas nereiškia, kad politinė kairė turėtų grįžti į nebegyvą termino kairė reikšmės praeitį, ar juo labiau, kad kairė Lietuvoje turėtų siekti atkartoti vakaruose ar kitur veikiančios ar veikusios tikros kairės formas. Vis dėlto nesunku pastebėti, kad kitaip nei įvairios šių dienų dešinės išraiškos, politinė kairė šiandien išgyvena ne pačius geriausius laikus. Dabartinės jos galimybės daug kur, taip pat ir mūsų šalyje, atrodo nykstamai mažos. Kai tuo tarpu ekonominė neligybė, nestabilumas ir nelaisvė tik gilėja, o jėgos, galinčios reikšmingai pasipriešinti kapitalo galiai, pirmiausiai darbo klasė, šiuo metu prispaustos prie žemės. Politinė kairė dėl įvairių objektyvių ir subjektyvių priežasčių atsako šiai situacijai šiandien neturi. Vengiant konkrečių nurodymų, kaip kairė judėti toliau, galima paspėlioti, kad jei įmanomas koks nors pasipriešinimas minėtai situacijai, arba bent nedidelė jo viltis, šiam be kita ko bus reikalinga reikšminga ekonominės galios svertus turinti dirbančiųjų socialinę bazę bei politiką, šią socialinę bazę laikanti nerūpesčio reikalingomis aukomis, bet pokyčių subjektu. Taip pat politika į visuomenę žiūrinti ne kaip į apsaugos nuo blogų idėjų ir jausmų reikalingus vaikus, bet į racionalius suaugusiuosius, gebančius atsirinkti tarp blogų ir gerų idėjų bei argumentų. Čia bandytas aptarti į pagalbą kenčiančioms aukoms orientuotas aktyvistinis kairumas, panašu, dažnai turi priešingus impulsus. O tai reiškia, kad juo daugiau įtakos jis turės platesniai politiniai kairiai, tuo labiau šiai galima prognozuoti judėjimą į niekur ir agonijos tąsą. Daugiau GPB tekstų ieškokite gpb.lt, o jų garso įrašų visur, kur klausotės ir šio. Kaip prisidėti prie mūsų veiklos, rasite šio įrašo aprašyme.